Brangieji, geras su jumis sveikintis Connect to Escape laidų cikle Kas valdo. O šiandieną kalbame apie pilietiškumą, kaip darome sprendimus balsuodami, kadangi artėja savivaldybių rinkimai, ar religija ir politika dera kartu. Ir džiaugiuosi šiandien pristatydama laidos dalyvius. Tai yra Aistė Gedvilinė, Tėvynės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų partijos, jaunimo bendruomenės pirmininkė, taip pat Europos parlamento nario Gabrieliaus Landsbergio patarėja. Sveika, Aistė. Ačiū labai, kad atvykai, džiaugiuosi. Antras mūsų dalyvis šiandien yra visuomeniškas labai žmogus, 5 metus buvęs pasaulio jaunimo sąjungos vadovas. Lietuvių jaunimo sąjungos vadovas. Ačiū, kad pataisai, Kęstas Pikūnas. Taip pat mūsų šiandien laidos lektorius yra Mindaugas Pikūnas, pastorius, o jūsų žiūrovai klausimus ir mintis į eterį perduos mums Jolita Nekytė. Jolita, papasako, kaip tai padarysi? Dėkui, Jurgita. Labas vakaras, mėly laidos žiūrovai. Man labai malonu, kad šį vakarą susirinkote prie ekranų pasižiūrėti mūsų laidos. O norinčius ne tik pasižiūrėti, bet ir padiskutuoti, kviečiu prisijungti prie mūsų virtualios diskusijos. Ta galite padaryti nuėję į tinklalapį www.lctv.today. Dešinėje ekrano pusėje pamatysite susirašinėjimo langą, kuriame galėsite drąsiai reikšti savo mintis, diskutuoti bei užduoti klausimus laidos dalyviams. Tad iki pasimatymo virtualioje erdvėje. Ačiū, Jolita, už informaciją. O dabar brangiai kviečiu pasižiūrėti video iš gatvės ir mes klausėme praeivių, ar religija ir politika dera. Kaip Jūs galvojat, ar religija turėtų kištis į politiką? Galvoju, kad neturėtų. Aš manau, kad neturėtų teisės kištis į bažnyčią. Mano nuomonė, bažnyčia negali niekur kištis, kadangi tai yra, kaip pasakyti, dvasinis susibūrimas. Nemanau. Nemanau, kad religija turėtų kištis į politiką. Nežinau, galbūt ne. Ne. Galvoju, kad neturėtų. Jo. Turėtų kištis. Jo. Turėtų dalyvauti politikai. Neturėtų. O kaip galvojate, jeigu žmogus tada yra tikintis, ar jis turėtų eiti į politiką? Ir viena ir kita institucija jau turi tribūnas. Ir jie gali išsakyti savo nuomonės savo pusėse. Taip, kad nereikėtų maišyti prioritetų, manau. Aš tikinti žmogus, bet toj politikoje, ta prasme, aš galiu dalyvauti, bet manau, kad ten kažkokių sprendimų, būtent su mano tikėjimu, arba mano tikėjimas, tai politikai, manau, kad nedarytų kažkokių, tai, kad tokių kardinalių kažkokių sprendimų, ar taip manau. Turėtų dalyvauti politikai. Tai nesudaro reikšmės iš tikrųjų, ar tiki ar ne politikai, bet kas, manau, galėtų būti. Čia žmogaus pasirinkimas, čia yra žemiška, kaip žemiška būti institucija, politika ir dvasinė institucija. Tai aišku, kad žmogus gali būti ir politikas ir eiti į bažnyčią, ta prasme. Na, kodėlgi ne? Taigi, tai kažkokių trukdžių nemanau, kad turėtų būti tam. Na, čia jau jūsų pasirinkimo laisvė, gali tikintis, gali ir netikintis irgi eiti į politiką. Na, jeigu noriu, tai galėtų eiti, tai neturėtų įtakoti. Galėtų, aišku. Nes tai netrukdo politikai tavo religiniai įsitikinimai. Labas vakaras dar kartelį ir džiaugiuosi, kad šiandien esate kartu su mumis. Norėdama pradėti laidą, noriu paklausti ir jūsų, ir laidos dalyvių. Tai kokią vietą politika užima jūsų gyvenime? Ir Aiste, tavęs norėčiau pradėti, kadangi tu turi patirtį nemažą tame. Na, pastaruosius 5 metus aš visada esu darbe, kuris yra susijęs su politika, daugiau ir mažiau. Dabar esu Europos parlamento nario Gabrieliaus Landsbergio patarėja, dirbu čia Lietuvoje biure. Prieš tai buvau Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos sekretoriato vykdomosios sekretorės pavaduotoja. Dar prieš tai dirbau Seime politinį darbą, o dar prieš tai ministerijai.
Na tai visi mano darbai pastarosius 5 metus susijęs su politika ir tai tapo neatsiejama mano gyvenimo dalis ir aš esu to patenkinta. Na, esi pati jaunas žmogus. Kaip atradai politiką savo gyvenime? Na, mūsų partijos žmonės labai dažnai tėvai ateina į šią partiją ir pagal vertybinės linijas ateina ir jų vaikai. Aš esu neišimtis. Mano tėtis yra partijos narys ir aš nuo pat vaikystės buvau mokoma. Man buvo labai įdomu aptarti, kas Lietuvos prezidentas, ar jis geras, ar jis blogas, taip vaikiškai, primityviai galbūt, bet man tuo metu suprantamai ir tai atvedė mane iki šios dienos. Aš dabar plačiai domiuosi, man įdomu, aš diskutuoju, aš žiūriu laidas, debatus, dalyvauju, klausausi. Na ir tai tapo toks ir hobis, ir darbas, ir tikrai kvieščiau ir daugiau jaunimo prisijungti. Bet tu, Aiste, kadangi išbandžiusi įvairiausias rytis, tai tu turbūt matei ir tos užkulisius, tą gal vadinamąją nelabai švarę pusę. Ar tavęs neprivertė suabejoti, kad tu tikrai savo vietoje? Kodėl tu likai tenai? Na, kiekvienam darbe pasitaiko momentų, kada mes suabejojam, ar aš darau teisingai, ar viskas, kas vyksta, yra gerai. Tačiau, na, turbūt nebuvo tokios situacijos, kuri mane sukrėstų taip, kad aš trenkčiau durim ir išeičiau. Galbūt aš ir nematau tų dalykų, galbūt dar nesuprantu daug ko, nes 5 metai politikoje tai irgi nėra toks didelis laikas. Bet na, taip, galbūt kai kuriuose partijose ir vyksta kažkokie nešvarūs dalykai, kai kurios yra teisiamos, tačiau kiek aš mačiau, kiek pozicijų turėjau užėmus buvau, man nekilo abejonių dėl nei vieno iš mano vadovų. Man nekilo nei karto kažkokiu tai minčių, kad kažkas daroma nesąžiningai ar prieš valstybės interesus ir man tinka toks kelias. Man priimtina, aš dažniausiai sutinku su tuo, kaip yra priimami sprendimai. Na taip, aišku, kartais mūsų vyresnieji partijos lyderiai priima, frakcijos nariai, Seimo frakcijos nariai priima vienokį ar kitokį sprendimą, kuris galbūt jaunimui atrodo senoviškas, nepatrauklus ar dar kažkas. Mes esame jauni žmonės, mes galim diskutuoti, tačiau tai nėra tokie klausimai, kur man iš principo vertybiškai nesutaptų ir man kažkaip tai iš vidaus sukrėstų ir aš sakyčiau ne. Dedu tašką, išeinu, netinka. O kas būtent kartais sukelia tą abejonę? Man abejonę sukelia, kartais darai darbą ir kartais pasijauti, na, ar aš tikrai esu pakankamai geras. Tai asmeninės savybės. Taip, tai galbūt mano, kaip jauno žmogaus, man atrodo, kiekvienas žmogus kažkuriuo momentu iškelia savo klausimą, ar aš esu savo vietoje, ar aš tikrai darau patį geriausią darbą, kurį galėčiau padaryti, nes norisi realizuoti save, bet džiaugiuosi, kad šitoj veikloje aš turiu pakankamai laiko dar nevyriausybinėms, visuomeninėms veikloms ir aš pilnai įsitraukiu į tai, negailiu tam laiko ir man patinka. Visuma man labai patinka. Ačiū tau, labai įdomu. Kęstai, kadangi tu nemažą laiką dirbai su jaunais žmonėmis, kurie gyvena ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, koks tavo požiūris, kaip tas jaunas žmogus ir politika? Ar jam tai svarbu, nesvarbu? Vienprasmiškai tikriausiai atsakyti šitą klausimą yra neįmanoma, nes yra žmonių, kuriems politika yra svarbu ir nesvarbu, įdomu ar neįdomu. Ir žmogus, kada jisai gyvena, kada jisai kažką tai veikia, daro, nedaro, jisai pažįsta vis daugiau kažko. Aš irgi prisimenu, kada pradėjau dirbti su Pasaulio Lietuvių jaunimo sąjunga, aš nelabai supratau apskritai, ką aš darau realiai. Ar koks tikslas yra ir tu pradedi kaip ir dalyvauti toj pačioj politikui. Man atrodo, jeigu mes kalbam apie politiką, pats svarbiausias yra dalykas to pačio jauno žmogaus pasiklausti galbūt dažnai savęs, dėl ko jisai tą apskritai daro ir koks jo yra tikslas. Tai gal dabar ir paklauskim tų žmonių, kurie mus žiūri, ką jie galvoja, kaip laidos pradžioje uždaviau. Jolita, gal gali pasakyti, ką jaunas tas žmogus, kuris mus žiūri, kaip jis žiūri į šį klausimą?
Dėkui, Jurgita. Na, šiuo metu mes diskutuojame, ar religija turėtų kištis į politiką, ar turėtų religingi žmonės, krikščionys dalyvauti politiko. Tai buvo nuomonių, kad politika yra per daug purvina, kad į ją turėtų kištis krikščionis. Tačiau ir buvo paprieštarauta, kad galbūt krikščionis kaip tik apvalo politiką. Ir galbūt iš to išvestų kažkokių teigiamų. Ačiū, Jolita, ačiū žiūrovams, labai įdomių minčių. Aiste, gal tau čia būtų nešvaru, jaunimo nuomonė viena, aš kitą galvo. Aš gal iššoksiu priekį. Man atrodo, šitą diskusiją nereiktų galbūt diskutuoti švaru, nešvaru, ten skaidru, neskaidru. Prasme, kiekviename darbe, kada tu įdirbi ar darai, atsiranda vienokių ar kitokių dalykų, kuriuos tau reikia galbūt kartais suprasti ar pereiti. Aš nemanau, kad yra kažkokia tai veikla, kuri pasaulyje yra visiškai ideali, skaidri. Aišku, jeigu nieko nedarai, tada viskas yra skaidru, nepurvina ir taip toliau. Tai politika, aišku, kadangi tai yra didelį įtaką ir visokių dalykų vyksta, bet galbūt nereikėtų fokusuotis ant, kad politika yra kažkoks purvinas dalykas. Na, aš manau, kad geri žmonės, sakydami, kad geram žmogui politikoje ne vieta, daro klaidą, užleisdami politiką ir atiduodami tą galią tiem žmonėm, kurių tai neturėtų būti. Ir tie žmonės, aišku, naudojasi ir pasitikėjimas tik tai smunka ir mes niekada nepakeisime situacijos, jeigu taip ir toliau galvosim. Būtent moralų žmonės, būtent visuomenė šviesuliai turėtų eiti į politiką. Manau, kad ir jaunimas neturėtų bijoti eiti į politiką, įsitraukti, padėti, mokytis, talkinti, tapti galų gale profesionaliais politikais ir prisimti atsakomybę. Negalima sakyti, kad, žinot, aš darau čia karjerą ir politika čia man nelaikas. Tai kam tada laikas? Kada laikas atsiranda? Ir kodėl tu perduodi kitam žmogui atsakomybę? Ir dar paskiau grumuoji pirštu, kad jisai daro kažką blogai. Tai eik pats ir pabandyk. Tikrai ir aš pati esu nekartą susidūrus su tą nuomonę. Politika yra nešvaru, aš per geras ją ir neįsiu ten. Mindaugai, kaip tavo patirtis su šiuo reikalu, kadangi tu dirbi su žmonėmis, esi pastorius, kokia jų nuomonė, kaip jie į tai reaguoja? Čia galima daug, aš irgi galvojau, Vadaistė paminėjo, sako, aš 5 metai politikoje. Aš irgi susitokiau prieš 7 metus ir pradėjau aktyviai dalyvauti šeimos politikoje. Pamačiau, kad politika ne vien tik tais, yra kaip darbas Seime arba kažkur, tai tiesiog žmonių tarpusavio santykiai. Ir taip, politika galbūt ten, kur yra didesnės įtakos, ten reikia daugiau mokėti, reikia žinoti, tapti profesionaliu, bet mes visi augame ir mokinamės. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš irgi kaip bažnyčios pastorius pamačiau daug politikos pačioj bažnyčioj ir tarp žmonių. Ir kartais naiviai buvau bažnyčioje, kad užteks pasakyti, einu taip kaip kirvis, koks esu, taip ir žmonės nemoka priimti. Ir aišku, mes dabar netgi kalbėjom, šias klausimas buvo politika nešvarus dalykas. Aš manau, mes jau vakar kalbėjom apie tas slaptas organizacijas, apie visus kitus dalykus. Man labai, aš manau, kad Biblija moko, kad nešvarus yra žmogus, nes nuodėmė yra susitepęs ir Dievas kviečia jį patį apsivalyti. Taigi tas žmogus, kuris sako, kad ten yra kažkur nešvaru, tai toks savotiškas teisimas galbūt gali pasirodyti, kad tiesiog mes žmonės kažkaip tai vertiname. Mes galime nešvariai, aš galiu namuose nešvariai elgtis su savo vaikais, manipuliuoti, jais negražiai elgtis, bet aš ne politikas. Ta prasme, kažkaip tai segmentuojam, kažkaip tai sudėliojam žmonės ir atrodo, nesikiškim ten, nes ten nešvaru, o kur reikia kištis? Kur yra švaru? Gal kažkokiu su biokūru užsiimti ar su dar kažko, ekologiškai kažkaip tai, bet tiesiog galbūt pakalbėti norėčiau, kad mūsų ta diskusija tokia iš esmės, mes pakalbėtume tik tais kažkokiais lozungais, kur švaru, kur nešvaru, arba kas geri, kas blogi, galima, negalima, bet galbūt apie tai kodėl. Arba jeigu galima, tai kaip mes galime kažkokią įtaką daryti, arba kur mes galime įtaką daryti. Ačiū Mindaugai. Ir atėjo laikas muzikiniai pertraukėliai, o per ją kviečiu visiems žiūrovams parašyti, kaip jūs darot apsisprendimą balsuodami, rinkdami vietinę valdžią. Your eyes
rise to the morning. Let our hearts beat again with the lifeblood that never fails. Your love, it will never fail. Breaking down the divide in a holy collision. The divine in disguise took the cross for our sin and shame. Our God, you will never fail. See the lost in return, swing the doors ever wider. See the tide as it turns, love and mercy is on the rise. As the world folds into your light, oh, creation will see your light. Hear the sound of freedom rise as our song breaks the silence. Echoing the angel cry, let us lift up your holy name. Hereafter to sing your praise. Forever and ever, we will hold, we will love, we will fall in surrender. We will rise, we will run, we will live to declare your name. Forever to bring you praise. Forever we'll lift up your name. The universe on its knees, see the stars in surrender. God above, kings and queens, every idol will bend and break. But our God, you will never fail. Forever and ever, we will hold, we will love, we will fall in surrender. We will rise, we will run, we will live to declare your name. Forever to bring you praise. Jesus, Jesus, we will hold, we will love, we will fall in surrender. We will rise, we will run, we will live to declare your name. Forever to bring you praise. Forever we'll lift up your name. Swing the doors wider, sound the praise louder. All our hearts cry out for the glory of your name. Our God, you will never fail. Jesus, Jesus, lift the name higher, shine the light brighter. All the earth cry out for the glory of your name. Our God, you will never fail. Forever we'll lift up your name. Oh, Lord. Labas vakaras dar kartelį ir noriu tęsti laidą. O šios dienos tema yra politika ir religija. Ar tai dera kartu ar ne? Ir prieš išeinant į muzikinę pertraukėlę uždaviau jums klausimą, žiūrovai brangus, tad Jolita norėčiau išgirsti, ar yra kokių nuomonių, minčių. Dėkui, Jurgita. Taip, klausimas buvo, kaip žmonės renkasi, už ką balsuoti, kaip jie pasirenka kandidatus. Tai buvo keletą atsakymų, kad vieni renkasi pagal simpatijas, o kiti balsuoja už kandidatus, kurie atitinka jų pasaulėžiūras, jų požiūrį, jų vertybės.
Ačiū labai už jūsų nuomonę. Kaip laidos dalyviai, kaip jūs renkatės ir apsisprendžiat, už ką balsuosit? Na, jeigu klausėt manęs, tai man visada labai paprasta. Bet jeigu taip visumoj, kalbant apie tai, kaip apskritai žmonės renkasi, tai jeigu mes kažką žinotumėm tą atsakymą, tai turbūt visada ir turėtumėm vyriausybę ir Seimą ir vadovautumėm valstybei. Bet taip nėra. Ir kiekvieną kartą mes vykdom rinkiminės kampanijas, siekiam rinkėjų palankumo. Na, aišku, kiekviena partija turi simpatikų, kurie yra nuo iki ir Tėvynės sąjunga turi tikrai gausų ratą žmonių, kurie visada ateina ir visada balsuoja tik tai už šią partiją. Tačiau yra turbūt priklausomai nuo konkrečių asmenybių, nuo noro pokyčių, nuo programos, kažkas skaito programas, kas yra planuojama vienu ar kitu klausimu, ar planuojama, tarkim, savivaldos atveju tiesti gatves, ar pritraukti investicijas į miestą, ar kurti daugiau darbo vietų, ar dar kažkas tai tokio. Tai žmonės renkasi pagal tai, kas yra siūloma, pagal tai, kas yra įprasta, pažįstama, arba jie nori pokyčio. Galbūt kartais balsuoja ir už populistus, kurie žada aukso kalnus. Ačiū labai. Kaip Kęstai? Kaip tu darai pasirinkimą? Aš darau tokį apskaičiuotą tikriausiai pasirinkimą, šnekant, bendraujant su draugais. Aišku, nesigilini į detalės, kokios tenais yra paruoštos programos, taip toliau ir panašiai, bet tiesiog bendras, man asmeniškai, aš taip renkuosi, kada tu žiūri visą bendrą vaizdą ir gali susidaryti vieną ar kitą nuomonę. Kadangi aš nepriklausau ir nesu vienos ar kitos partijos, nesimpatizuoju nei vienai, tai man kaip piliečių Lietuvos, aš žiūriu į žmogų, ką jisai daro, ką jisai galų gale žada. Ir taip, nes tai yra pagrindinis dalykas, pagal kurį tu sprendi. Kartais nėra iš ko rinktis. Ką tada? O ką tada? Tada skaičiuotę, žinai, kokią nors. Tarp kitko, renkantis jaunus žmonės, tai turbūt negalima pasižiūrėti jų darbus. Tiesiog balsuojama su tam tikru pasitikėjimu į priekį ir žiūrima, ar pasiteisino ar ne. Ir tam jaunam žmogui einančiam į politiką tam tikra prasme yra didžiulė atsakomybė, kad jis pateisintų tą lūkestį, nes paskui eis kiti jauni žmonės ir jau arba jais pasitikės, arba nepasitikės. Ir tas žmogus gali būti vienas iš tų rūpų. Ir čia tas, dar noriu ten grįžti tą patį balsavimą, svarbą balsavimą, nes kartais irgi, kada su draugai šneki čia nais Lietuvoje, ar kai mes darydavom irgi pakankamai aktyvės tokias akcijas tenais, tam pačiam Londone, ar dar kažkur, kad žmonės eitų balsuoti. Ir žmonės galvoja taip, kaip ir galbūt vyresni kartais, kad koks tikslas, nėra visai jokios esmės ir ten, kad ir su tėvais pašneki ten, tas gražiai atrodo, ar dar, bet pats balsavimas yra be galo svarbus ir galbūt tas parodo truputį tokį apatiškumą ir pačio jaunimo į politiką ar galbūt kažkokią veiklą, nes kiekvienas žmogus, pats svarbiausias dalykas, ką tu gali padaryti, tai pradėti kažkiek tai nuo savęs balsuoti yra paprasta. Ir kiek pavyzdžiai Amerikoje yra, ta prasme, yra būdų, kaip tą padaryti. Yra, čia tikriausiai gal net ir tos pačios politinės partijos turėtų užsimti šituo, kad daryti žmonės kuo aktyvesnius, kad jie eitų balsuoti. Nes mes politikoje dalyvaujam kiekvieną dieną. Ir čia gali šnekėti, nešnekėjęs ir jaunas žmogus ar pagyvenęs, jisai turi pradėti visą laiką nuo savęs. Ir balsavimas yra vienas iš pirmųjų dalykų, ką jisai turi daryti. Ačiū labai, Kęstai. Ir Jolita, norėčiau paklausti vėl žiūrovų nuomonės, ką žiūrovai mąsto ir kalba. Na, kadangi mes kalbame apie krikščionių dalyvavimą politikoje, turime vieną žiūrovo klausimą pastoriui Mindaugui. Ar Jėzus dalyvavo tuometinėje politikoje? O, gilus Mindaugai klausimas. Žmonės norėjo, kad jisai dalyvautų, jį nekartą norėjo karalium. Velnias norėjo jį padaryti karalium, siūlė, sako, klaupkis man, aš padarysiu tave valdovu viso žemės ir netgi siūlė, kaip tai padaryti. Padaryk duonos ir visi paskui tave seks.
Jėzus visą laiką išsisukdavo iš šitų dalykų. Ir aš manau, čia netgi galbūt krikščionims, kurie sako, kad jie yra Jėzaus mokiniai, kad seka Jėzumi, pats krikščionybės įkūrėjas parodė, kaip reikėtų, koks turėtų būti santykis su tuometinė, arba su valdžia. Dabar mes gyvename demokratinėje, arba taip sakome, demokratinėje visuomenėje. Tuometinėje visuomenė toli gražu buvo nedemokratinė. Ten darė, ką nori, kaip nori, buvo vergvaldystė. Vienu žodžiu, mes nenorėtume ten gyventi, aš manau, tokioje visuomenėje. Bet Jėzus nekūrė jokių partijų, nekūrė jokių judėjimų, nesakė dabar nuverskim Erodą, nes jisai išžudė daug politikų, įstatykim savo valdžią, gal Petras, gal Andriejus tiktų geriau, gal aš pradžioj pradėsiu, paskui kitus siūsiu. Jis to nedarė ir manau tai, jeigu taip labai trumpai, kad krikščionybės tikslas, Jėzaus tikslas nebuvo pakeisti vieną santvarką kitą, nes ne tam jisai ir buvo atėjęs. Jis buvo atėjęs negelbėti kažkokių tai sistemų politinių, o gelbėti žmogaus. Tai Jėzus buvo prieš ar už? O, kaip norėtųsi žinoti, kurioje pusėje buvo Jėzus. Taip. Aš manau, kad jisai buvo pakankamai išmintingas, kad nei tiems. Jisai laikėsi tiesos, jisai laikėsi tai, kas teisinga, ir mes čia kalbėjome apie politinės partijas, ar ne, ir jūs minėjote, kad ne visi skaito tas politinių partijų programas, tai kaip dabar čia žinoti, ką išrinkti, ką neišrinkti. Ir Kesas užsiminė, kad asmenybės reikėtų žiūrėti, ir aš manau, kad ką Jėzus akcentavo, kad žmogus turi būti teisingas, žmogus turi mylėti tiesą ir norėti dėl žmonių gerovės. Aišku, gali būti politinės partijos, kur tiesiog yra tam tikra pakraipa, kaip tai padaryti, arba tiesiog tam tikra tiesiog ideologija, bet aš manau, kad vis tik tais kiekvieną partiją sudaro žmogus, o ne kažkokia tai abstrakti, neapčiuopiama masė kažkokia, kuri įtakoja tos žmonės. Tai aš manau, jeigu politikoje būtų tokių žmonių daugiau, tai mes džiaugtumėmės, kokia partija bebūtų. O kaip žmonės, su kuriais tu dirbi bažnyčioje, kaip jie, ar dalyvauja politinėme gyvenime? Praktiškai, kaip susiduri su tuo klausimu? Aš susiduriu su tokiais dviem kraštutinumais, turbūt. Vieni galvoja, kad reikia į valdžią ir keisti valdžią, kad mums būtų gera gyventi. Aišku, kada Barackas Obama buvo išrinktas ir čia krikščioniškam pasauliu labai nuskambėjo, jisai pasakė, sako, Amerika nebėra krikščioniška šalis. Ir visi krikščionys pašiurpė. Kaip tai ne? Ir jisai sako, reikia pripažinti, pas mus gyvena musulmonai, visokie. Ir aš nebegaliu vien tik sakyti, bus kaip aš noriu, man reikia tiesiog visas kultūras ir visas religijas pasižiūrėti ir tiesiog priimti jas ir kad joms būtų gerai gyventi. Ir aš manau, kad pasitaiko tokių galbūt fundamentalistų krikščionių, kurie galvoja, mes padarysim kaip norim, o kiti, pasikarkit, jeigu nenorit, važiuokit kažkur kitur, mes savo valdžią įsteigsim. Bet kaip tie krikščionys aimanuoja ir pyksta, kada tokie pat fundamentalistai ateina į valdžią ir sako, ne, mes įkursim savo valdžią. Ir tada prasideda, kas įkurs valdžią didesnę. Ir aišku, kitas kraštutinumas yra visiškas atsiribojimas. Mes jokios įtakos nepadarysim. Eini, tu į rinkimus eini, tu pasaulį, čia mes tik jau dangiškos arfas jau girdim, mes jau nebenorim čia dalyvauti. Ir atrodo, tu taip ir balansuoja. Tai nuo vieno kraštutinumo, tai kitą kraštutinumo. Ir Jėzus man yra pavyzdys, kaip ir sako, kur Jėzus, kuriam kraštutinume Jėzus? Jėzus kažkur per vidurį. Ir kaip mums patiktų, kad jisai būtų arba raudonas, arba baltas, arba rudas, kažkur tai priskirti. Tai aš manau, bažnyčioje galbūt labai išryškėja, nes kada pilotas paklausė Jėzaus, tai sako, tai tu nori būti karalium? Jėzus sako, mano karalystė nėra iš šio pasaulio. Jeigu būtų iš šio pasaulio, mano pasiekėjai kovotų už mane. Tai aš manau, kad krikščionis gyvena savotiškų įtampų, gyvena čia, kur yra politinė santvarka vienokia, bet vis tik tais pasirenka gyventi su Dievu, kuri lyg ir nėra iš šio pasaulio. Atsiprašau, pastorius paklausė, jis negali trumpai kalbėti. Ačiū tam Mindaugai. Aš tikiu, kad visiems žiūrovams daug įdomių minčių sukėlė, tad laukiame jūsų klausimų, o dabar kviečiu vėl į muzikinę pertraukėlę. My hope is built on nothing less than Jesus' blood
and righteousness. I did not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all, Lord of all. Labas vakaras dar kartelį. Džiaugiuosi, kad esate kartu Connecto Escape laidų cikle Kas valdo. Ir dar kartelį norėčiau priminti šios laidos dalyvius. Tai yra Mindaugas Pikūnas, šios laidos lektorius, Aistė Gudienė, Kęstas Gedvilienė, Kęstas Pikūnas ir jūsų brangieji žiūrovai klausimus ir mintis į laidą perduoda Julita Nekytė. Mindaugai, atėjo tas laidos laikas, kada norėtumėm išgirsti krikščionišką požiūrį į šią temą. Ar bažnyčia ir politika dera kartu? Aš ten jau ir klausimas buvo žiūrovo užduotas, ar Jėzus, ką Jėzus darydavo. Ir aš jau pradėjau ir aš galvoju, kaip čia dabar neužlipti ant to, ką norėjau pasidalinti būtent šioje laidos dalyje, bet neišėjo. Užlipau ir pasidalinau, bet noriu priminti vieną atvejį, kada pas Jėzų atėjo žmonės ir paklausė, sako, gerai, ar mums reikia Ciesoriui mokėti mokesčius? Ir tai buvo suktas klausimas, bruktas klausimas, nes jeigu Jėzus būtų pasakęs, žinot ką, reikia mokėti Ciesoriui. Žydai buvo apskritai labai nacionalistai, jeigu tu su romėnais, tu esi su okupantais, apskritai tu greitai būsi iš visuomenės, tu ta prasme, tu tampi nebepatikimu. Jeigu Jėzus būtų pasakęs, ne, nereikia mokėti mokesčių, tai galbūt būtų nukryžiuotas kur kas anksčiau, negu buvo nukryžiuotas. Ir jie žinojo, tie žmonės, kurie atėjo pas Jėzų, jie žinojo, kad jisai ar taip neišsisuks, ar taip jo karjera, politinė, religinė, kokia jinai bebūtų, bus žlugus. Bet Jėzaus atsakymas buvo toks: kas Ciesoriui mokėkit Ciesoriui, kas Dievo mokėkit Dievui. Tai Biblijoje pasakyta, kad visi išsižiojo ir nieko neturėjo ką pasakyti. Ir aš galvoju, čia Jėzaus pozicija, kokia yra pozicija. Kas Ciesoriui mokėkite Ciesoriui, kas priklauso Dievui, mokėkite Dievui. Ir kas priklauso Ciesoriui, galima pasakyti laiške Romiečiams, apaštalas Paulius rašo, sako, kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešai valdžiai.
Nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra, tos yra Dievo nustatytos. Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą. Juk vyresnybės bijoma ne gerą darant, o piktą. Nori nesibijoti valdžios, daryk gerą, susilauksi iš jos pagirimo. Ji juk yra Dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei darai blogą, bijok, nes ji ne veltui nešioja kalaviją. Ji Dievo tarnaitė ir rūsti baudėja darantiems piktą. Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl drąsos, bet ir dėl sąžinės. Juk dėl to ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai, nuolat užsiimantis tais dalykais. Atiduokite visiems, ką privalote. Kam mokestį, kam muitą, kam baimę, kam pagarbą. Niekam nebūkite ko nors skolingi, išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli, tas vykdo įstatymą. Apaštalas Paulius sako, koks turi būti krikščionio santykis su valdžia. Dvejopas. Sako, ko valdžia reikalauja? Paklusnumo ir mokesčių. Ir manau, krikščionės labai dažnai susiduria su tuo klausimu paklusnumo. Mes norime būti nepaklusnus, arba kaip čia pasakyti, mes norime išlikti laisvi ir būti laisvi, mes Dievui esame paklusnus ir dabar valdžios rinkimas arba dalyvavimas kažkokiose akcijose kažkaip mus įpareigoja ir liktais pastato į vienas arba kitas gretas. Bet mes turėtume vienuot Biblijos, kad valdžia, kuri yra nuo Dievo. Ir kas kalbėjo? Kalbėjo Paulius, kuris gyveno Romos imperijoje, kuri anaiptol nebuvo demokratinė visuomenė, kaip aš jau ir minėjau, aš čia netgi turiu užsirašę, sako, kad yra paskaičiuota, kad tomis dienomis, kada gyveno Paulius, kiekvienam laisvam piliečiui teko po 3 vergus. Tų laisvų piliečių nebuvo tiek jau daug, bet niekur mes negirdime nei Jėzaus, nei Pauliaus, nei nieko, už vergų teisės kovokime, kurkime partijas. Bet tokie buvo. Roma valdė monarchai, Ciesoriai, demokratinis valdymas ten buvo svetimas dalykas, Judėja valdė Erodas, kuris buvo Romos statytinis, jisai mėgavosi absoliučia valdžia. Jisai užsinorėjo, kada Jėzus gimė, yra Biblijoje užrašytas atvejis, Jėzus gimė ir jisai išsigando to būsimo karalio tariamo. Ką jisai padarė? Jisai išžudė vaikus vieno miestelio. Ir niekas nieko jam negalėjo pasakyti. Dabar pas mus, jeigu tokie dalykai vyktų demokratiniai visuomeniai, žiniasklaida rašytų, būtų parašai renkami, valdžia verčiama, ten viso to nebuvo. Ir Paulius sako, vis tiek būkite paklusnus tokiai valdžiai. Ir manau, kad čia reikalauja daug nuolankumo mums kaip tikintiesiems. Mes norėtume, kad būtų mano įgyvendinta valdžia, kad man būtų gerai, bet krikščionybė visą laiką gyveno opozicijoje ir netgi tokiame kontekste Paulius sako, vis tik būkite paklusnus, rodykite meilę ir pagarbą. Aš noriu paskaityti vieną citatą iš žmogaus, kuris atvyko į Ameriką iš Sovietų Sąjungos ir jo buvo paklausta, sako, koks buvo krikščionio santykis su valdžia. Tada buvo krikščionybė už įstatymų ribų savotiškai. Ar ne, buvo ideologija vienokia propaguojama, bet ką jisai pasakė? Sako, mes laikėmės kiekvieno mūsų šalies įstatymam, ar jis mūsų manimų buvo teisingas ar ne. Išskyrus tokius atvejus, kai mums buvo liepiama negarbinti Dievų ir nepaklusti Biblijai. Tačiau jei mus persekiodavo, įkalindavo ar nužudydavo, tai būdavo dėl mūsų tikėjimo Jėzumi Kristumi, o ne dėl to, kad mes sulaužėme mūsų valstybės įstatymus. Aš manau, ką krikščionybė moko ir ką šitas žmogus atvykęs į Ameriką iš Sovietų Sąjungos, kaip perteikė tą krikščioniškąją dvasią, kad mes turėtume būti tokie žmonės, kurie būtų labiausiai žinomi už paklusnumą, atsidavimą ir įsitraukimą į visuomeninį gyvenimą, o ne už bandymą kažkokiais tai būdais valdžias versti arba keisti valdžias. Aš suprantu, kad ne visos valdžios dabar yra lengva galbūt kalbėti čia, sėdint Lietuvoje, kai yra islamistinės grupuotės, kurios žudo krikščionis arba kur yra persekiojami kiti tikintieji. Ir man gal pasirodyti labai lengva kalbėti apie tokius dalykus, bet vis tik tais reikia surasti tą kažkur tai pusiausvyrą. Mes šitoje žemėje nesukursime dangaus, kad ir kaip norėtume. Mes šitoje visuomenėje nesukursime tokios politinės santvarkos, kuri būtų tobula. Bet vis tik tais, kaip ir mes kalbėjome čia, vertybinis klausimas yra svarbiausias, kokiomis vertybėmis žmogus vadovaujasi. Bet Jėzus atsakymas, aš noriu grįžti prie paties Jėzus atsakymo. Jėzus pasakė, kas Ciesoriui atiduokite Ciesoriui, o kas Dievui atiduokite Dievui. Tai aš manau, mes kaip tikintis turime užduoti klausimą, gerai, o ką mes turime atiduoti Dievui? Dievas kviečia mus, kad mes taip pat atliktume savo pareigą ir Dievui, ne vien tik tais Ciesoriui, ne vien tik tais valdžiai, bet ir atiduotume pagarbą Dievui. Aš manau, kad didžiausias dalykas, ką bažnyčia, čia buvo ir klausimas, ar bažnyčia turi dalyvauti
politinėme gyvenime, aš manau, didžiausias dalykas, ką mes galime padaryti, ką krikščionybė siekia padaryti, tai pakeisti žmogaus širdį. Ir jeigu pakeis žmogaus širdį, žmogaus širdis pakeista įtakos ir politiką, ir aplinką, kurioje žmogus gyvena. Mes turėtume išorinėmis priemonėmis pakeisti žmonių širdis, bet Dievas sako, ne, permainos vyksta iš vidaus į išorę. Ir ką Jėzus mokė, kad mes turėtume patys pasikeisti pirmiausia iš vidaus. Ir aš manau, jeigu koks nors korumpuotas verslininkas pasikeis, tai pasikeis ir jo elgesys, ir jo verslo santykiai. Jei koks negeras mokytojas pasikeis ir jo santykis su mokiniais. Jei koks negeras politikas pasikeis ir taip, kaip jisai elgesi su žmonėmis. Santvarkos žmogaus nepakeičia, galbūt tik tais apriboja patį blogį. Ir aš manau, kad krikščionybė yra pašaukta kur kas kilnesniam dalykui - pakeisti žmonių širdis. Bet jeigu žmogus nori eiti politiką, jam tai patinka, aš manau, mums nereikėtų uždėti kažkokių tai žymių, kur mes neturėtume kištis. Žinoma, jeigu krikščionis norėtų tapti galbūt striptizo šokėja, gerai, gal sakyčiau, šitoj vietoj jau reikėtų brėžti liniją, bet aš manau, niekas iš mūsų nesakytume, kad politika ar verslas yra tolygus būtent tokiems dalykams, jeigu krikščionis galvotų apie kažkokius tai blogus dalykus. Tai šiuo atveju aš norėčiau pabaigti su vienu atveju, kurį teko skaityti apie Jacką Eckartą, kuris Amerikoje turėjo vaistinių tinklą. Jis buvo žinomas už savo dosnumą, visą kitą, bet vienos konferencijos metu jisai įtikėjo į Dievą, pasikrikštijo. Priėmė Jėzų į savo gyvenimą, tapo aktyviu tikinčiuoju ir įėjęs į savo vaistinę pastebėjo pornografinių žurnalų, ten būdavo, yra vaistinė ir taip pat yra lentyna žurnalų ir pastebėjo pornografinius žurnalus tenai savo vaistinė, kurių anksčiau nepastebėdavo. Ir jisai nusprendė išimti iš apyvartos visus tos pornografinius leidinius. Jisai tuo metu Amerikoje turėjo 1700 savo parduotuvių po visoje Amerikoje. Ir jisai nusprendė, parašė visiems savo vadybininkams savo vaistinių ir iš visų tų vaistinių buvo išimti tie pornografiniai leidiniai. Tada jisai parašė laišką kitų vaistinių tinklų vadovams, sako, aš padariau taip, kviečiu ir jūs tą patį padaryti. Kam žmonės ateinantis ten turėtų imti, žiūrėti ir tokius negražius dalykus. Niekas nereagavo po kelių laiškų. Čia netgi yra pasakyta, po keletos metų, beveik nepraėjus net metams, 11 000 mažmenininkų iš savo prekių sąrašo išmetė visus tos pornografinius leidinius. Kai tuo tarpu, tuo metu politikoje sėdėjo žmonės ir rengė buvo netgi darbavosi kovos su pornografija komitetas, ruošdamas įstatymo pataisas, kurias vėliau reikėjo pateikti prezidentui, tačiau kurias, jeigu būtų praėję, būtų galima apskūsti ir taip metais būtų įstatymai keičiami. O čia žmogus tiesiog paėmė ir nusprendė kažką tai daryti ir jo įtaka buvo jaučiama ir pačioje aplinkoje, kurioje jisai gyveno. Tai aš galvoju, kad mes ne vien tik tais turėtume badyti pirštai, sakyti politikai blogi, politikai geri, ar mums reikėtų dalyvauti, ar nereikėtų dalyvauti. Ką mes galim padaryti? Mes galime savo balsą atiduoti, rengdami vieną arba kitą žmogų, mes galime savo aplinkoje pakelti šiukšlę, vaikus, mes, pavyzdžiui, su vaikais visą laiką, kada būna kokie rinkimai, darom šventę. Mūsų vaikai labiausiai mėgsta eiti rinkimus. ir mes ugdome taip jų pilietiškumą, bandydami rodyti, kad reikia įsitraukti į visuomeninį gyvenimą. Nes aš manau, lygiai taip pat, kaip aš noriu, kad bažnyčioje žmonės būtų sąmoningi. Kad aš kaip pastoris neturėčiau vien tik tais visiškos valdžios ir žmonės sakytų, gerai, norime, mes irgi dalyvaujame, gal netolygiamis teisėmis, bet norime dalyvauti visame tame krikščioniškame bažnyčios gyvenime. Aš manau, kad ir krikščionybės mokymas yra toksai, kad mes turime būti neabejingi tam, kas vyksta mūsų aplinkoje. Mes neturėtume imti šautuvų ir versti valdžias. To Jėzus niekada nemokė, bet ką Jėzus mokė, mes turime mylėti tiesą, mes turime apie tą tiesą puoselėti, vertinti ir kaip galima savo aplinkoje tą tiesą skleisti. Ačiū, Mindaugai, už gražias mintis ir tikrai priverčiantis apmastyti, kaip mes turim žvelgti į politiką, į krikščionį politikoje. Ir dabar norėčiau Jolitos paklausti, ką žiūrovas išgirdo ir ką suprato. Mes turime tokį klausimą, kadangi studijoje turime politikę,
Tai žiūrovas paklausė, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų tikslas tęsti tautos telkimą ir stiprinti Lietuvoje krikščioniškosiomis vertybėmis grindžiamą demokratiją. Kaip tai galima įgyvendinti ir kaip tai įgyvendinama? Na, politikoje, man atrodo, svarbiausia yra moralė. Jeigu tu darai tai, kuo esi įsitikinęs, kas yra iš tikrųjų natūraliai kyla iš tavo tikėjimo, suvokimo apie tai, kas yra gera, tai man atrodo visi siekiai, tavo teikiami pasiūlymai, įstatymų projektai, priimami sprendimai vyriausybėje ar kur bebūtų tas politikas, yra teisingi. Nes iš principo, jeigu tu tiki, kad tu darai gerai, nors niekas neturi tiesos monopolio, ar ne, tu elgiesi moraliai, tu lieki sąžiningas prieš save ir aš tikiu, kad mūsų partijos žmonės, Seimo nariai, elgiasi moraliai, siūlydami tuos įstatymus, kurie jie siūlo, dėl ko jie kovoja, tarkim, dėl Ukrainos laisvės, dėl šeimos teisių, dėl energetinės nepriklausomybės. Aš manau, kad tai yra jų gilus tikėjimas, kad tai šiuo metu reikalinga daryti. Ir taip mes įgyvendinam tas vertybės, aš manau. Ačiū. Dar būtų daugiau klausimų? Taip, dar vienas klausimas. Vėl jums, ar kada nors teko paminti savo įsitikinimus dėl politikos? Ne, niekada. Ačiū Dievui, niekada neteko. Ačiū žiūrovams už klausimus ir dabar jau galutiniai baigiamai diskusijai ir noriu užklausti klausimą, kas valdo? Kas turi valdyti mūsų šalį, mūsų aplinką, mūsų namus? Kęstai. Kas turi valdyti? Patys žmonės, man atrodo, turi valdyti. Man atrodo, viskas prasideda nuo šeimos. Nes aš nemanau, kad ten 100% mūsų valdo ar politikai, ar dar kažkas. Nes pagrindinis dalykas ir jisai pats svarbiausias dalykas yra tas, kad ar žmogus, ar šalies pilietis, jis yra pilietiškas, jisai morališkas, sąmoningas, tai visi geri dalykai atsiranda nuo pradėjimo kažką daryti. Tu per dieną niekada nesužinai, kas yra politika, kas yra gerai, blogai ir labai dažnai mes galbūt bijom kažką pradėti daryti ir paimam tos stereotipus, kad politika ir bažnyčia blogai. Arba ten turi būti šitaip, arba dar kažkaip. Ir dažnai girdi tokius pasakymus, kad mes eisim į politiką ir viskas sutvarkysim. Jo? Tai čia iš karto dažniausiai rodo, kad žmogus nelabai supranta, ką jis išneka. Nes tai yra labai subtilūs dalykai, tu turi suprasti daug ekonominių dalykų, daug partijos dalykų, galų galia turi suprasti ir pats save, ką tu nori daryti. Ir čia, man atrodo, yra pats svarbiausias dalykas, kurį kiekvienas žmogus turi suprasti. Ir po kažkiek laiko jisai turi sustoti ir apmastyti, ką jisai daro ir kodėl jisai daro. Yra žmonių, kurie puikiai jaučiasi politikui. Valio, labai gerai. Yra žmonių, kurie puikiai jaučiasi darydami, ugdydami šeimą. Ir diegdami tas savybės, nesavybės, vertybės, kad žmogus turi balsuoti, jisai turi užauginti vaikus dorus, turi būti pilietiškas ir panašiai. Tai šitie dalykai yra patys svarbiausi, nes tai formuoja visą tautą, jisai ir formuoja ir visą šalį. Ir kokie yra žmonės šalyje, jie tokie politikai lygiai tokie panašų spaudimą ir gauna. Tai čia galima šnekėti, aišku, dieną ir naktį, bet viskas prasideda nuo savęs. Ir nebijojimo kartais ir suklyst, nes kuo daugiau darysi, tuo daugiau ir gal suklysi, bet tada tu tobulėsi. Bet čia vėlgi viskas sugrįžta ir į šeimą ir vertybės, kurias tu turi. Ačiū, Kęstai. Tai klausimas, kas valdo, ar ne? Taip. Tai valdom visi mes. Prasideda tas valdymas nuo atėjimo prie balsadėžės, nuo apsisprendimo, nuo to, ką mes pažymime. Na, kaip čia ir ne eterio metu mes diskutavome, kad tiki ar netiki,
balsuoti privalai, todėl kad tai yra piliečio pareiga, kuri įtvirtinta mūsų konstitucijoje. Tai privalo daryti kiekvienas. Na, o šiaip nebalsuodami mes paliekam galimybę kitiems žmonėms nuspręsti už mus. Na, aš manau, kad valstybė valdo žmonės, kurie yra drąsūs, kurie nebijo pasakyti savo nuomonės. Mes kaip piliečiai kiekvienas galime rasti formą pasakyti savo nuomonę, kaip mes mylim valstybę, tarkim, valstybinių švenčių metu. Mes galime piketuoti, jeigu mes esame nepatenkinti kažkokiu valdžios sprendimu. Mes visas tas galimybės turim, tik kartais galbūt nenorime gilintis ar na, tiesiog kartais išeiti ir apsidairyti, kokias galimybės turim, kas vyksta už lango ir prie ko mes galime prisijungti, kas jau yra. Na, svarbu, kad tie žmonės, kurie iš tikrųjų užima realias valdžios pozicijas, kad jie būtų moralūs. Per tą moralę ateina geri sprendimai visai tautai, visai šaliai. Tai kiekvienam politikui reikėtų to palinkėti, o rinkėjui atrasti patį geriausią politiką, atstovą, kuris jos siekius įgyvendins ten jau Seime ar vyriausybėje. Ačiū Jums, Mindaugai. Kas valdo? Aš čia kažkaip tai visokių minčių pradėjo ateiti. Aš prisimenu, kada aš pamatau savo šeimoje kažkokias tai problemas ir eidamas namo aš sakau, grįšiu ir padarysiu tvarką. Grįžtu namo, žmona pasako savo nuomonę, vaikai blogos nuotaikos ir žiūriu, kad staiga jau nebeužtenka mano valios. Aš pasakiau ir dabar bus taip. Mes galbūt taip norėtume, bet labai įdomiai, pavyzdžiui, kada Dievas sukūrė žmonės, jisai sukūrė vyrą ir moterį ir sako, imkit valdykit. Kažkodėl jisai nesukūrė vieno vyro ir sako, tu valdyk, o tu žmona klausyk. Nieko nesakai, tik tais klausyk, ką vyras pasakys. Jis sukūrė bendruomenę, kuri valdytų visą pasaulį. Ir aš galvoju, reikėtų šiek tiek įžvelgti tą Dievo planą ir bažnyčioje, kurią mes turime, ir netgi pačioje visuomenėje, kada Dievas sako, gerai, susirinkite kartu ir kartu kalbėdami, rodydami pagarbą pagal vertybės, visą kitą, išmokdami vienas kito klausyti, valdykit. Mes galvojame, kad jeigu aš būčiau valdžioje, tai būtų tvarka. Mes gyvenam tokioje savotiškų specialistų krašte, kada visi žino apie krepšinį, už trenerius geriau, kaip reikia krepšinį daryti. Ir netgi kada politiką diskutuojame, turbūt daugelis žino, čia šitie tokie, čia viskas aišku, čia reikėtų šitai daryti. Bet kada skirtingos nuomonės, kada mes bendruomeniai pradame diskutuoti, mes turime išmokti klausyti, įsiklausyti ir mes turime išmokti kartu daryti. Ir aš galvoju, kad jeigu kalbant apie krikščionybę, apie visą kitą, noriu, kad krikščionis irgi išgirstų, kad gyvena labai sudėtingam pasaulyje ir nuodėmės pasiekmė buvo ir tokia, kada Adomas ir Ieva nusidėjo, pirmoji pasiekmė buvo ta, kad pradėjome vienas kitą kaltinti. Ir aš noriu, kad mes nepasiduotume šitai nuodėmės pasiekmei, kada mes ieškome, ką mes galėtume kaltinti. Kas yra kalti? Tie blogi vietoj to imtumės atsakomybės už tą aplinką, kurioje esame, tiek, kiek mes galime. Jėzus irgi buvo nukryžiuotas, nes ėmėsi iniciatyvos, matydamas blogį, kuris kuris buvo šitoje žemėje. Ir taip, su tuo gali susidurti su pasipriešinimu, su visu kitu, bet aš norėčiau, kad bažnyčia būtų, arba krikščionis tikintis būtų tie žmonės, kurie nekaltina, rodo, kas yra blogi, arba kas blogai šitoje visuomenėje, bet paklausia savęs, o ką aš galiu skleisdam, kaip aš galiu tą gėrį skleisti. Iš tikrųjų, paminėjai, mes irgi su vaikais kalbame irgi apie tą balsavimą, iškyla klausimas. Tai ką meiti, ką čia mūsų mažytė šeima reikš? Iš tikrųjų, jeigu mes nenueisime, vakuumas neegzistuoja, ne kažkas kitas užpildys tą vakuumą. Tai mes tiesiog mokomės ir ugdomės tos pilietiškos vertybės ir aš manau, kad nėra jokios nuodėmės ir nieko blogo, tiesiog ieškoti būdų, kaip šitą aplinką, kurioje mes gyvename, padaryti geresnę savo ir savo vaikams. Taip, Biblijoje pasakyta, Jėzus sako, aš sugrįšiu, atkursiu naują karalystę, bet nepasakė kada. Tai mes tiesiog ateis rytoj, poryt Liuteris yra pasakęs, jeigu Jėzus ateis rytoj, aš vis tiek šiandien pasodinsiu medį. Tai galbūt labai gera nuostata, taip gyvenkime tos pasaulio pabaigos akivaizdoje, bet juk šiandien mums reikia gyventi ir gyvenkime su pasitenkinimu ir atsakingai. Ačiū labai už gerą ir įdomią diskusiją ir mūsų laida visai priartėjo prie pabaigos. Tai tiesiog dar laidos dalyvių noriu paprašyti, kad
pasakytumėt po palinkėjimą tam žiūrovui, kuris šiandien žiūrėjo ir tikrai, manau, susimąstė šią temą? Aš tai dar tiesiog prie tos, aš taip klausiau, jie abudu pasakė apie šeimą, o aš galvoju, kaip aš nepasakiau apie šeimą. Iš tikrųjų, tai beprotiškai svarbus elementas, iš kurio mes išaugam tokie, kokie išaugam. Ir aš pradžioje sakiau, kaip aš atėjau į partiją, tai būtent per šeimą, per tas vertybės, per krikščioniškas vertybės, per supratimą apie pasaulį, apie grėsmės ir visą kitą. Bet ką palinkėti žiūrovui? Linkiu, kad kiekvienas kovo 1 dieną turėtų laiko ateiti iki balsadėžės ir apsispręstų teisingai. O tas teisingai tai turbūt kiekvienas žmogus pagal savo suvokimą žino už ką. Ačiū labai tau, Aiste. Žiūrovo balsą žinau, kad kviečias dar į studiją. Jolita. Na, mes irgi daug diskutavom apie tai ir apibendrinant galiu pasakyti, kad buvo pasakyta tokia žiūrovo mintis, kad ir kur krikščionis dalyvautų, net ir politikoje, jis turi išlikti krikščionimi. Jeigu politika jam trukdo būti krikščioniu, jis turėtų pasirinkti, kas jam iš tiesų yra svarbiau. Ačiū labai už žiūrovų nuomonę. Ir dar Kęstai, ką palinkėtų mūsų žiūrovams? Žiūrovams, ko palinkėčiau? Palinkėčiau nebijoti išeiti iš savo komforto zonos kartais. Nes kada mes gyvenam savo susidarytose kažkokiuose šiltnami pagal savo taisyklės, mes realiai nelabai matom, kas supa mūsų aplinkui. Ir tik tais išėjus iš tos komforto zonos, tu dar sykį įsitikinę, ar tu esi geram kely ar ne. Tai tas mano palinkėjimas yra tiesiog nebijot ir būti pilietišku žmogumi ir tiesiog gerinti aplinką aplink save, nes čia pats geriausias dalykas, ką tu gali padaryti. Ir tą matydamas pokytį ir tu pats keisis ir tas spindulys aplinkui tave pradės keistis. Tai čia nieko naujo, tai svarbiausia nebijoti, pradėti. Ačiū už padrasinimą. Ir Mindaugai, ar dar turi kokį palinkėjimą? Aš noriu tiesiai į kamerą, kuri man nerodys, aš noriu pasakyti, kad Dievas valdo, bet per žmogų Dievas valdo. Pagal įtaką ir galią, kurią Dievas suteikia tam žmogui. Ačiū labai visiems buvusiems kartu. Dar kartelį ačiū pastoriui Mindaugui Pikūnui. Ačiū Aistei Gedvilieniai, ačiū Kęstui Pikūnui, ačiū jums žiūrovai, ačiū Jolitai Nekytei ir laukiam labai rytojaus laidoje jūsų, nes rytoj kalbėsime, kaip aš galiu būti stipri asmenybė, kas mane daro silpna, kaip galėtumėm geriau apsispręsti ir teisingiau. Ačiū jums ir iki. Ačiū.